Aš pabūsiu savanaudiškai šitoje situacijoje. Aš imu vandens. Aš pasimsiu peilį ir pažiūrėsiu, kur Ramūnas eina. Viršui turi būti daiktai, kurių labiausiai reikia. Ramūnas savo vaistinėlę paslėpia. Todėl jisai greitai mirs. Reikės laužą, kur tikriausiai tai aš pasiimu degtukų būtinai. Jo, jie yra neperšlampami. Mano ašaros nesugadins jų. Ką tau pila į vandenį? Tai yra pirmas kartas, kai aš matau, kad vienoje vietoje būtų Davidas Bouvis ir Natalija Bunkė. Sveiki visi, su jumis Paulius Mikolaitis ir čia laida Planas dienai X. Neretai man ir tikiuosi, kad ne man vieninteliam kyla klausimas, ką reikėtų daryti, arba dar svarbiau, ko reikėtų nedaryti kilus kriziai arba blogiausiu atveju karui. Vilniaus miesto savivaldybė rūpinasi, kad visi gyventojai, kuriems kyla tokie ir panašus klausimai, gautų reikiamą informaciją. Šiame laidų cikle aiškinsimės, kaip reikėtų elgtis, kad apsaugotume save ir prisidėtume prie bendro saugumo. Miestas yra pasirengęs tiek, kiek esame pasirengę kiekvienas iš mūsų, tiek gyventojai, tiek institucijos. Su manimi šiandieną yra civilinės saugos specialistas Donatas Gurevičius. Sveiki, Donatai. Sveiki. Šiandieną mes bandysime susikomplektuoti išvykimo krepšį. Kas, Donatai, yra išvykimo krepšys? Na, išvykimo krepšys yra svarbiausių ir būtiniausių daiktų, kuriuos turėtume turėti kiekvienas išgyvenimui bent 72 valandom sudėta į vieną krepšį. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį turime turėti kiekviena mūsų šeima ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Nes ištikus kriziai mes gaišime laiką, mes jo neturėsime ir tą išvykimo krepšį, tuos sudėtus daiktus į tam tikrą kuprinę reikia pasiruošti iš anksto. Būtent šiandien mes tai ir pamatysime. Išvykimo krepšius šiandieną mums padės susikomplektuoti žurnalistas, vyriausiasis LRT popmuzikos redaktorius ir radio laidų vedėjas Ramūnas Zilnys. Sveiki, Ramūnai. Sveiki. Ir komikas Antanas Kislekas. Su savimi, kaip matote, jie jau turi savo išvykimo krepšius. Kiekviename iš tų krepšių yra po vieną šiltą megztinį, po batų porą ir dokumentai. Mes darome prielaidą, kad de facto šiuos daiktus jie ir taip su savimi pasims. O štai čia ant stalo turime, Donatas, man atrodo, geriau pakomentuos. Jo, iš tikrųjų turim nemažai daiktų, kuriuos didžiai dalim tikrai mes rasim pas save namie. Ir tie daiktai yra, na, galima sakyti, beveik pagrindiniai, kuriuos mes turėtume susidėti į išvykimo krepšį. Daiktus galima skirstyti įsidedant į krepšį pačius būtiniausius, tai yra privalomus, taip pat būtinus ir papildomus. Ir čia bus labai svarbu tas grupės atsirenkant įvardinti. Tai dabar mesime monetą, kad sužinotume, kuris pirmas iš mūsų dalyvių pradės komplektuoti savo išvykimo krepšį. Antanai, herbas ar skaičius? Skaičius, nes galiu ištarti. Herbas. Tai pradeda Ramūnas ir prašau. Man pirma mintis buvo pamačius visą šitą dalyką, kad reikėtų imti šitą ir tiesiog iš to keliauti, nes primena Aladino lempą ir tu galėtum Mano bairį pasiėmė. Jau 2 daiktai. Kurioje pasaulio šalyje tu bebūtum, žmonės žino tą legendą apie džiną ir ten galėtų išlysti, jas kalbėtų skirtingom kalbom, skirtingose kraštuose, į kuriuos tu nukeliautum, ar ne? Išlystų, nežinau, džinas Lenkijoje ir sakytų. Tai šitas jau kaip 3 daiktai eina, nes gali dar duoti šis daiktų džinas. Multifunkcinis toks. Bet iš tikrųjų, tai juokelius į šalį, pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, aišku, yra vanduo, nes vanduo yra gyvybė, be vandens ilgai neištversi. Ir aš paliksiu vandens Antanui, bet paliksiu jam jo šiek tiek mažiau. Aš pabūsiu savanaudiškai šitoje situacijoje, aš imu vandens tada ir deduosiu. Aš pasimsiu peilį ir pažiūrėsiu, kur Ramūnas eina. Nekauju, aš sakau, virvę paimsiu, man nieko nereikia daugiau. Turim tai? Ne, aš paimsiu mažesnį vandenį, teisingai. Taip, kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra štai šitas daiktas, pirmosios pagalbos rinkinys. Žmonės turbūt juos sieja pirmiausia su automobiliais. Aš nevairuoju automobilio, aš nemoku vairuoti mašinos, bet netgi aš žinau, kad tokie dalykai mašinose būna ir man atrodo, kad susidūrus su visokiam situacijom, kai tenka skubiai lėkti iš namų, tai tikrai gali labai praversti ir greičiau negu mes galvojam. Tai tu nepyk Antanai, aš šitą pasiėmu. Aš nepyksiu, tos netilpsiu kuprinę, viskas tai tu im kuo daugiau didesnių daiktų. Tu nuvertini mano gebėjimus, pavyzdžiui. Kadangi aš jau pasakiau, kad aš neturiu ir nevairuoju mašinos, nes nemoku vairuoti, tai reiškia, kad aš visą dieną, kasdien tampausi į darbą viską, ko man tą dieną gali prireikti. Tai aš nešuosi į darbą kompiuterį, nešuosi papildomus marškinius, jeigu man vakare reikia eiti, pavyzdžiui, kokią nors filmo premjerą, nešuosi maisto ir nešuosi dar kalną dalykų. Aš kasdieną nugaros nešioju 15. Tai mokysiu komplektuoti. Aš mokysiu kišti, tu nepatikėsi kaip. Šiandien pažiūrėsim. Sėkmės. Gerai. Aš tiesiog kartosiu viską, ką darė Ramūnas, aš paimsiu vaistus.
Nes man jeigu pradeda skaudėti galvą, aš tiesiog eisiu prisiduoti iš karto. Aš žinok, jeigu man pradeda galvą skaudėti, aš nelaukiu nieko, nesvarbu, ar turiu vandens, nieko. Nes turi būti arba vaistai nuo skausmo, arba migdomieji, nes aš kitaip neišgyvensiu, tai aš vaistų pasiemu. Vaistai visada beje keliauja į patį viršų, nes viršų turi būti daiktai, kurį labiausiai reikia. Ir būna savo vaistinėlę paslepia. Todėl jisai greitai mirs. Tu nesulauksi. Klausyk, o kokia yra Eurovizijos daina, nuo kurios tau labiausiai skauda galvą? Nežinau, kažkas iš lietuvių jaučiu. Aš nieko kito iš tavęs nesitikėjau. Taip, kalbant apie tai, nors tai daugam gali nepasirodyti pirmo svarbumo dalykas, bet aš negaliu elgtis kitaip, aš būtinai paimsiu radiją. Ir ne tik todėl, kad man kartais tenka per jį plepėti. Kad galvotum apie darbą ir miške, ne? Vienas dalykas. Įdomu, kas vietoj manęs dabar veda LRT. Jo, įdomu, kas vietoj manęs komentuoja Euroviziją, nes Euroviziją transliuoja ir per radiją. Ir be to... Jeigu mes abu miške, tai niekas jau. Viskas, Eurovizija nesvarbu. Kažkaip nesusireikšminkim, nepakeičiamų nėra, bet dar yra labai svarbus dalykas, užrašytas LRT dažnis Vilniuje, 89 FM. Visai rimtai, visi suprantam, kad kai atsidurėm kažkokiai situacijoje, nesvarbu kur, visur siekia radio bangos ir kai yra kažkas svarbaus, kur žmonės turi išgirsti, kur jiems eiti, kaip jiems elgtis, kas dedasi, kokios yra naujienos, tai žinoma, radijas yra labai svarbus dalykas ir aš jį būtinai pasiimu. Ir žinau, kad LRT taip pat radijas, aišku, yra turbūt tas radijas, kurio pirmiausia žmonės įklausytųsi iš toje situacijoje, nes ten yra specialūs algoritmai, ką daryti tokioje situacijoje, yra sudaroti planai. Taip, tai va, aš imu radiją ir manau, kad visi turėtų turėti radiją su savim tokia situacija. Gerai, nu, jūs dirbat radijui, tai... Aš kitaip ir nesakyčiau, gerai, selfie stiko man tikrai nereikės. Esi tikras? Jo, aš tikrai nesifotkinsiu, pažiūrėkite mane. Aš tikrai žinau, kad reikės laužą, kur tikriausiai, tai aš pasiimu degtukų būtinai. Jo, jie yra neperšlampami, tai mano ašaros nesugadins jų. Dėl to irgi įsidedu į viršų, nes šiaip ugnį galima užsikurti kitais būdais, bet neapsimetinėkim, 21 amžius, pasiemi degtukus, žiebtuvėlį, beje, vat palikau pačiam. Aš galvoju, paskubėjai su radijum biškė, ne? Aš galvoju, ta prasme, kada tu pasimsi pinigų? Oi, ne, aš turiu kortelį pas mane viskas. Tavo kortelė neveiks, tu keliausi prieš, bus nulūžus visa bankų sistema, tu stovėsi prie bankomato kažkur, nežinau, Vilkavišky, pirmiausia, to bus labai sunku. Man pasakyti, Vilkavišky nėra bankomato? Ja, ten gal yra koks vienas bankomatas, aš labai seniai buvau Vilkavišky, bet tu stovėsi ir tavo telefonas, ten telefonas tavo nebeveiks. Nežinosi, nebus navigacijos, kaip susirasti, tau reikės grinų. Ir visą tai pasakęs, aš juos dabar ir paimsiu, bet aš galiu su tavim pasidalinti, aš paimsiu 100, tau paliksiu 50. Nu, maža kas, ta prasme. Tai grini pinigai, man atrodo, yra būtini šitoje situacijoje, ypač pagalvokim, kaip dabar yra patogu, kad daugelis Europos šalių, jeigu mums teks kažkur susidurti kitur, turi tą pačią valiutą. Nu, aišku, turim problemą, nes yra Lenkija pakeliui, bet net ir jie žino, kas yra eurai. Tai manau, kad euras yra euras ir turėti jų šiek tiek yra labai labai neprašalį. Vertingas sprendimas, tikrai. Aš sakyčiau, kad būčiau monetą pasiėmęs, bet duoda per daug svorio ir jau su tom monetam nieko nepadarysi. Ir su pidisoku nelabai kažką padarysi, tiesiog pasijuok žmonės iš tavęs. Bet manau, kad 50 eurų irgi pasiimsiu, čia geras sprendimas buvo. Šiaip gerai, kad tu pirmas eini, nes aš tiesiog paskui tave susirenku viską. Šitą ne, aš iki šiandien. Aš tai pasimčiau viską šičia, aš žinau, aš tau sakiau, aš viską galiu sukišti šitą kuprinį. Beveik viską žinau. Aš atiduodu visus savo daiktus, kad aš pažiūrėčiau, kaip tu sutalpinsi šitą. Pažiūrėsim. Kaip tu kastuvą sulankstysi? Kastuvą aš nesulankstysiu, tu teisus, bet kastuvo man visiškai ir nereikia, žinau. Okay. Aš nežinau, pažiūrėsim, ką ekspertas po to pasakys. Aš nežinočiau, ką su juo veikti, tiesą sakant. Kadangi aš pasiėmiau radiją, tai kadangi turbūt būtų labai didelis nerimas tai situacija ir jo klausytumės nuolat, aišku, čia toks radijas, kuris, man atrodo, labai daug energijos nevalgo, bet iš esmės ateitų momentas, kai jisai išsijungtų, tai jam ko gero būtinai reikia maitinimo elementų. Čia jau yra padėta daug. Man juos visus pasim, kad... Man nereikia nieko. Tu negausai radijo. Pas mane ant Type-C viskas, man ne. Aš bateriją. Tai aš žinau, pasimsiu baterijas, gerai, nes aš radijo klausysius kiekvieną dieną tokioje situacijoje ir kiekvieną valandą gal net. Galima bus bowlingė miške pasidaryti, visas baterijas sudėdį ir akmenuką. Vis tiek nuobodu bus, ką ten veiksi 3 dienas. Nu, bijosi, aišku, bet kad nusiramint biškiai galima bowlingą pasidaryti.
Ką tau pila į vandenį? Ko paprašau? Gerai. Aš imu baterijos. Aš pasiimsiu virvę tada, kadangi virvės yra... Taip, aš pasiimsiu virvę, ne, aš neimsiu daugiau nieko prie jos. Labai patogu, pavyzdžiui, išsidžiavinti skalbinius, tai tikrai, kadangi skalbsiuos miške 3 dienas, aš mėgstu būti švarus, tai reikės pasikabinti, kad pasidžiaustyt viską. Ne, šiaip iš tikrųjų labai patogu pastogiai pasigaminti arba kažkokį užuovį nuo vėjo, jeigu lyja, gali sutemti, nežinau, su virvėm sutvirtinti pagalius ir tada uždėti kažkokią pastogę ant viršaus. Tu esi tas bičias, kuris mes šiandien susipažinom tik tai, nors esam socialiniuose tinkluose pažįstami neakivaizdžiai. Bet ten visi apsimetinėja, nėra tikrų žmonių socialiniuose tinkluose. O tu esi tas bičias, kuris, ta prasme, susigaudo ten išėjęs į lauką, į mišką, moki palapinę ten pasistatyti, visą kitą, prisipūst valtį, ten baidarę priparkuoti, nes aš, pavyzdžiui, atvarai sakau, aš beviltiškas tais klausimais ir aš dabar čia viską gražiai susikrausiu, bet iš tikrųjų aš galvoju, kad išėjęs su ta kuprinė, jau po kokių 6 valandų aš būčiau visiškai pasimetęs, sėdėčiau ant kelmo labai liūdnas ir nesuprasdamas, kur dėtis ir ką daryti. Nu, iš esmės, pirmas dalykas, ten nėra labai sunku, tiesiog turi nenumirti per tiek laiko, kiek tau reikia iki kol grįši namo. Bet jo, manau, kad pakankamai išgyvenčiau. Gal be degtuko ir žiebtuvėlio su laužu būtų sunkiau, bet ten pastogę pasistatyti ar kažkaip patogiau išsimiegoti, tai be problemų. Jaučiu iš bado mirčiau dar, nes nežinočiau, ką valgyti miške. Nes aš to visą maistą paimsiu. Okay. Mano yra, bet aš tau ką nors paliksiu, žiūrėk. Taip, čia yra konservai. Konservai, aišku, turbūt yra reikalingas dalykas, nes gyvūną priskilioja ant jo ir tada su virve gali. Irgi. Ir čia yra vištiena, šprotai ir jautiena. Aš pasimsiu vištieną ir galėsiu vaidinti miške pigų kinišką restoraną. Aš pasimsiu konservuoto ananasų. Aš noriu tau kažką palikti. Mes po 2 dantys. Gerai, aš paliksiu tik vištieną. Tvarkoju, aš paliksiu ananasus tau. Bet principė taip, aišku, reikia pasimti konservų ir ko gero reikia turėti gerokai daugiau, negu aš dabar dedu į kuprinę. 72 valandom kiek reikia. Kiek tu suvalgai per 72 valandas konservų? Pasiimsiu neatsakyti šitą klausimą. Tvarko, gerai. Aš imu vištienos konservus. Ok, gerai. Teoriškai dujų galima neimti, nes jeigu aš turiu degtukų laužui, tai galima ant laužo pasidaryti maisto. Užima daug vietos, kur tu tas, kiek tau užteks šitų dujų tada? Šiaip jau užtenka ilgam, jeigu tu labai greit pasišildai, jeigu tau valgyti šiltą, ne karštą maistą, tai ilgam užtenka. Bet aš dabar galvoju, ką mes čia dar turim fotoaparatą, paskutiniai šeimos nuotraukai. Gerai. Va, aš peilį būtinai pasiimu. Aš turiu savo šiaip. Aš vis laik nešiojos, bet pasiimsiu dar vieną. Kodėl tu nešiojasi peilį visą laiką? Aš pasirinksiu neatsakyti šitą klausimą. Ne, aš turiu visą laiką susiimti šveicarišką peiliuką, nes jame yra daug dalykų. Dažniausiai naudojami, aišku, peilis, dantų krepštukas ir pincetas. Net neįsivaizduotum, kaip dažnai prireikia šitų dalykų. Dažnai žmonės sako, kad, bet tai, kaip tu su to šveicarišku peiliuku apsiginsi nuo žmonių? Aš nesiginsiu nuo nieko, čia nėra gynybai paimtas dalykas. Čia labiau tiesiog tokiem patagiem gyvenimo dalykam negu savigynai. Jeigu aš pasiėmiau konservų, tai turint omeny, ant kiek aš su rankom nelabai ką nors prasmingo moku padaryti, tai man reikia atidarytuvo konservams greičiausiai, nes koks kitas variantas, daužyti į akmenį miške? Tai aš galvoju, kaip dar atidaryti konservus? Nu, jie dažnai gerai, kai jie būna tie, kur tu trukteli ir visą kitą, bet, ta prasme, jeigu jie yra kaip, kai tu turi jas parduoti. Kaip dar galima? Su tavo peiliu, ko gero, prabadyti galima, teoriškai ir kažkaip. Galima dantim jaučiu bandyti. Ne, be šansų. Kaip tu darysi dantim konservą? Labai ilgai ir nuobodžiai, prekast kažkaip. Bet šiaip neįsivaizduoju, nes jaučiu su pagaliu nelabai. Teoriškai galima kaitinti, bet aš nežinau, gali, kad sprogti jaučiu iš vis, tai išsitaškys maistas visas. Tai aš imu atidarytuvą tada konservų. Nors jis atrodo didelis, jis atrodo daug užimantis vietos ir atrodo toksai, žinai, ne multifunkcinis daiktas, nes ką tu su juo daugiau, ką dar su juo galima daryti? Galima žaisti su juo, sėdėti tiesiog. Riešutus galima. Žiūrėk, žmonės turi tą tokį gniaužamą daiktą. Gerai, aš imu konservų atidarytuvą. Gerai. Šiaip galima kaukių paimti pardavimui, jeigu vėl Covidas užeis. Už 5 eurus vieną kaukę vis tiek dings po to. Mes nesam pasiruošę. Kažkas veido kaukę tiesiog pasiimti. Super. Žibintuvėlį pasiimsiu. Būtinai pasiimsiu žibintuvėlį ir kiek aš matau, jisai nėra su baterijom, tai čia teoriškai turėtų būti kravimo laidas kažkoks. Aš spėju, kad jie nėra. Žibintuvėlį būtinai pasiimsiu, nes jeigu tu neturi šviesos, tai kiek dabar būna tamsu pas mus 12 valandų per dieną,
tai tu pusę dienos perendi be šviesos beveik. Nes nieko nesimato miške, baisiau iškart, nes jeigu kažkas kaukia, kas čia gali būti? Vilkas, vilkolakis. Usūrinis šuo. Bet kas. Dėl to aš pasiemu šviesą. Kol kas visi mano daiktai telpa į viršutinę kišenę tiesiog. Aš su tuščia kupriniais. Bet čia labai teisingas pasirinkimas. Šviesa, kažkaip nepagalvojau. Nu, galėsi, kol bus tamsu radijo klausyti, tai. Aš galiu paimti plaktuką, bet tu turi peilį. Nėra prasmės. Tu užsiminė apie kaukės. O jeigu kažkoks sprogimas, o jeigu, nežinau, kažkokios nesąmonės, kur tu eini ir, nežinau, dulkių debesys eina, įsivaizduojama apokaliptinį kokį nors scenarijų. Tu eini ir tau, tiesiog tu nebegali kvėpuoti per tai, kad kažkas, nežinau kas. Smėlis, dulkės, audros, nežinau. Aš pasiimčiau, nes galvočiau, kad kvėpavimo takus saugot vis tiek yra prasminga, nes gali nutikti kažkokių tai kataklizmų, kur tos kaukės netikėtai, niekaip nesusijęs su virusais, bet gali būti reikalingos. Aš palauksiu, kol ekspertas tave išjuoks tiesiog. Gerai, bet aš pasiimsiu. Gerai, aš imu kaukę. Ir jos mažai vietos užima. Taip, smart. Pagaliau, Ramūnai, kažko išmok. Kadangi tu pasiemi kaukės, reikia perėti prie rimtesnių dalykų, aš dar tada maisto pasiemu. Aš nežinau, čia maistas bendrai, man atrodo, jisai dubliuojasi. Tai aš paimsiu, kadangi vaikų neturiu, man saldumynų nereikia, iš tikrai reikia, bet apsimesiu, kad ne. Aš paimsiu sveiko maisto, riešutai. Jo, aš pasimsiu riešutų, nes iš streso labai norėsis kramtyti kažką. Ir aš spėju, kad medžio žievė nėra labai skani ir maistinga, tai aš tokį riešutų paimsiu. Šitie saldainiai beje labai neskanus, tai jeigu nori, gali paimti. Žinok, aš tau duosiu dar, du. Aš lieku su riešutais. Žinai ką, vis tiek pasim, kadangi tu labai nervinaisi, kad aš buvau pasiruošęs paimti konservuotus ananasus. Kepsi pizzą miške? Aš matau, kad tu mėgsti, ta prasme. Tai imdar konservuotus ananasus, aš tau duodu papildomą. Mes galim dovanoti dalykus. Ta prasme, žmonės... Aš noriu padovanoti knygą savo tau. Tokiose dramatiškose situacijose, ta prasme, atsiskleidžia žmonių, žinai, visas tas... Sako, žmogui vilkas, bet iš tiesų mes turim būti užjaučiantis, suprantantis vienas kitą ir palaikantis. Ir ypač tada, kai nutinka kažkas labai negero. Čia gera pamoka, reikia dalintis. Kitas dalykas, galvoju, čia žinau, čia ir daug dalykų, kuriuos reikia pasiimti, bet visko nepasimsi. Neliko tiek daug, kuriuos reikia pasiimti. Aš galvoju, tualetinis popierius ir dantų šepetėlis, bet aš renkuosi dantų šepetėlį šitoje situacijoje. Nes, dantis valytis reikia. Tai tu neapsižiūrėjai, tai ką dabar. Aš galvoju, kad dantų šepetėlis, vis tiek. Gerai, nesinori leistis į kažkokias... Tualetinis popierius, aš manau, kad higienos priemonės yra labai reikalinga, bet... Lapų niekas neatšaukė dar teisingai. Aš laukiu, kol tu pasakysi. Miškai, ten visa kita, kažkaip galima bandyti išsiversti, ar ne? Bet dantų šepetėlis, man atrodo, kad irgi galima ten žmonės su pirštų valosi, kai pamiršta komandiruotėse namuose, ar ne, viešbutį, bet nelabai daug. Nedaug vietos užima, aš pasimsiu dantų šepetėlį. Smart. Okay, apžvelkim, kas liko svarbaus. Tai kojinės, būtinai, pirštinės. Aš pasimsiu, kadangi tu 2 radijų neimsi, tai aš dar radiją pasimsiu, nes radijas yra būtinas. Aš norėsiu džiazo pasiklausyti miške būdamas, tai šitai įsidėsiu tikrai. Jo, radijas būtina. Aš galbūt tuo metu sėdėsiu Vilniuje ir kalbėsiu per tą radiją, tai tu galėsi manęs pasiklausyti. Jo, tai jeigu ką aš išmėsiu tas. Bet aš manau, kad mano laidos bus ne tos, kurias transliuos tokia situacija. Taip, kas čia liko? Čia liko nemažai įdomių dalykų. Kas beje kenkia labai. Ir jeigu tu tai pasakėjai, tu pats užvedai dabar, aš galvoju, kad aš imu taip, žiūrėkit, suaugę... Tu leidai savo blogam įpročiui atimti vieną vietą svarbaus daikto. Šitą aš esu girdėjęs, čia aš neimprovizuoju ir tai rodo filmuose netgi apie karo metą, kad tabakas yra tas dalykas, kur tu gali arba, nežinau, jį parduot, nes būna turbūt trūkumas. Tu gali išsimainyti netgi į kažkokius tai dalykus, nes yra žmonės, kurie turi didžiulę priklausomybę ir jie, važiuoju, negali apie karą matytus filmus, ar ne, Antrą pasaulinį, tai ten, nežinau, kai ten kareiviai, ten nešiojasi šokolado ir cigarečių. Ir man tai įstrigė iš vaikystės tas dalykas. Ne? Tai aš galvoju, kad tai gali būti tam tikra gal valiuta toje situacijoje, arba galų gale gal tau netgi kažkokio, jeigu tu susiduri su kažkokiais nedraugiškai nusiteikusiais kažkokiais žmonėm, gal tau netgi gali padėti kažkaip suminkštinti situaciją. Tiesiog turi pataikyti ant tų žmonių, kurie cigarečių neturi. Kurie neturi ir kuriems kažkodėl labai nori. Aš tave nušausiu, nebent turi parūkyti, nes labai noriu. Bet žinok, tai... Ne, aš tikiu, jo, tai būna. Aš nežinau, aš tikiuosi, kad užtaikysiu ant žmogaus, kuris riešutų labai nori stipriai. Ei, aš tave nušausiu, nebent turi žemės riešutų man. Aš toks, pataikiai, dar liko biškį. Aš tikiuosi, kad pataikysiu ant žmogaus, kuris labai nori išgirsti viską apie Euroviziją. Ir galėčiau sakyti, žiūrėk, aš nieko neturiu, bet aš tau galiu papasakoti viską apie
Rinkis metus, bet kurios. Bet kurios metus. O ne, jis per vertingas, mes turim iškeisti į kažką. Taip, būtent. Taip, aš tik pabrėžiu, kad aš raginu visus nerūkyti ir manau, kad tai yra labai bjaurus įprotis ir taip toliau, bet aš esu girdėjęs, kad ekstremaliuose situacijose tas dalykas gali praversti. Tai aš įsidėsiu. Ir irgi nedaug vietos užimu. Aš tau paliksiu ten tas dujas ir tą vandens aparatą, kurį... Dujos savo žiūrėsiu, kaip jis. Žinau, kad būtinai reikia paimti nuotrauką kažkieno šeimos. O kam tu imsi nuotraukas? Iš tikrųjų labai svarbu pasiimti artimųjų arba, pavyzdžiui, tarkim, tu būni užkluptas namie, ten tavo antra pusė vaikai, pavyzdžiui, mokykla, antra pusė darbė, dar kažką. Po to ateity, kad galėtum juos susirasti arba kažkur prie pasienio punkto arba, nežinau, ten, išskiria tokie dalykai šeimas, tai labai gerai turėti su savim ne tik savo ID, bet kažkokią nuotrauką ar kažką savo artimųjų, kad po to galėtum tiesiog įrodyti ir, gal matėt. Prieisi prie žmonių su savo peiliu ir sakysi, gal matėt šitą žmogų. Aš galvoju, kastuvo aš nesutalpinsiu. Aš galvoju, kad ne, aš kastuvo ta prasme, neštis rankoje visą kitą ten. Kortom aš turbūt nežaisiu. Gal norėtum, pavyzdžiui, paskaičiuoti, kiek gautum pinigų už cigaretės, tai skaičiuotukas geras dalykas. Aš gerai skaičiuoju, galvoju. O žinai ką, aš paimsiu, aš pasakysiu, aš apžiūrėjau prieš tai, iš karto pasakykim, kad mes priėjom prie šito stalo ir turbūt mums krito kiekvienam į akį keletas daiktų, ar ne? Tai aš paimsiu, pasakysiu ką, aš paimsiu šitas lėles ir dabar pasakysiu dėl dviejų priežasčių. Du dalykai. Pirma, tai yra pirmas kartas, kai aš matau, kad vienoje vietoje būtų Davidas Bowies ir Natalija Bunkė. Ta prasme, visiškai pribloškintis dalykas. Labą dieną. Kaip manai, kokia kalba jie kalbėtų tarpusavy? Muzikos ir meilės. Aš nieko geriau nepasakysiu šiandien. Bet kitas dalykas yra, aš turiu vaikų. Taip. Ir man tai čia skamba, kaip aišku, iš vienos pusės labai nepraktiškas dalykas, bet iš kitos pusės, o tu įsivaizduok situaciją, tarkim, kai aš turiu dukrą, kuria yra 8 metai ir yra visiškas stresas, kažkur miške, kažkas. Čia kaip tose filmuose, ar ne, kaip gyvenimas yra gražus, kai tu sukuri kažkokią tai žaidimą. Aš nenoriu lyginti tų situacijų, jokių būdų. Bet turbūt kažkas, kas atitrauktų, kažkas, kas leistų ten pasijusti nors truputį kaip kažkokiam ramesniam, kažkokiam, nežinau, pasakų pasauliu. Tai aš paimsiu šituos. Aš paimsiu Davidą Bowie ir Nataliją Bunkę ir sakysiu, ir prieš miegą bus galima sakyti. Galima bus padainuoti. Davidai Labanakt, Ziggy Stardust. There's a star man. Mano meilė kosmose. Jis net dainas turi, šiaip iš tikrųjų. Jis net turi dainas, kurios yra susijusios su kosmosu. Abu? Abu, taip. Teisingai. Gerai, aš imu lėles, aš imu žaislų. Iš esmės aš manau, kad verta pasimti žaislą kokį nors. Bet tai čia įrodo, kad tu ne tik apie save pagalvoji, nes pas mane visi daiktai kol kas tik su manim susiję, kad aš vienas išgyvenčiau, aš tik meščiau visus, aš likčiau vienas ir labai daug valgyčiau riešutų ir apsinuodyčiau tiesiog. Aš žinau, kad tu taip nepadarytum, bet gerai. Žemėlapio nereikia, nes Vilnių aš pažįstu, o jeigu aš kitą miestą būnu, tai aš nesivežioju kuprinės susimti, tai čia nelogiška būtų. Koinės pasimsiu koinės. Nes šiaip jeigu sausos oras, tai tiek to gali biškai pasmirdėti, bet jeigu šlapia, pavyzdžiui, būtina pasikeisti, nes sušalsi ir viskas bus kaip Ziggy Stardust. Būčiau pamiršęs. Taip. Tu man palikai žiebtuvėlį. Taip, kad galėtum prisidegti cigaretės. Ne, kad galėčiau pabandyti kažką. Pas tave degtukai, aišku, geriau yra šiaip, bet aš imu žiebtuvėlį. Šitas ilgiau veikia, bet pavyzdžiui, jeigu prilisi vidų tau, viskas. Aš manau, kad aš tikrai pasirinkčiau tualetinį popierių. Gal jis būtų panaudotas pagal paskirtį, bet čia neatskleisim žiūrovom šito. Bet aš manau, kad aš tikrai jį naudočiau laužų užsikurti. Žinai, pavyzdžiui, tarkim, situacija. Gali ten ieškotų sausų šapelių, gali bandyti dėlioti tą laužą ten nuo kažkokių ten beržo tošės, pabiškį, dėdamas, bet kartais tu tiesiog žiauriai pavargęs, tu ėjai 47 valandas, esi užsiknysęs, pavargęs, visas šlapės, viskas, ko tu nori, tai kuo greičiau gautų ugnies. Meti biškį tualetinio popieriaus, viskas. Svarbiausia jį laikyti sausai, nes jeigu sušlaps, tai Ir be to tu gali jį panaudoti iš esmės tokioje situacijoje 2 kartus. Jo, nes purvinas popierius dega taip pat. Dema, čia labai gerai šį Ramūnai. Matos amžius kalba jau, atsiprašau. Patirtis. Aš pasiimu tualetinį popierių ir įkišu jį kuo giliau, kad nepasiektų lietus. Koks yra daiktas, kurio nėra ant šito stalo, bet tu labai norėtum, kad būtų? Šlapios servetėlės, 100%. Aš be jų neišeinu iš namų.
tai aš imčiau šlapės servetėlės, bet jeigu taip dar labiau pagalvojus, iš tų daiktų, ką aš turiu su savim, aš manau, kad ne su savim, ta prasme, bet namuose, žygio daiktų jaučiu, kad būtų koks tentas. Nes labai labai praktiškas tiek nuo vėjo, tiek nuo lietaus. Ir mano tentas neužima daug vietos, geras tentas. Tai labai labai patogu tau, nes labai daug jėgų išeikvoji pasidaryti pastogiai. Tai kaip ir sakiau, kartais, kai, nežinau, ten bandai nuo kažko pabėgti, išvaistai daug jėgų, esi pavargęs, jau temsta, tai būtų žymiai patogiau, jeigu tu pastogę galėtum tiesiog įtempt, o ne pjaut medžius, kažką ten laužyti šakas, ieškot kažkokių ten eglynų ar pušų, kad pasidarytum pastogę. Tiesiog įsitempi tentą ir jeigu pakankamai ilgai jis bus įtemptas, tai jau ir apačioje bus sausa, net jeigu lyja. Tai... Tu žinok, aš visiškai esu susižavėjęs, aš tave šiek tiek kitaip įsivaizdavau iš Facebooko. Stebėjau jūs abudu iš šono ir iš tikrųjų labai fainus ir tikrai praktiškus išvykimo krepšius susidėjot. Iš to daiktų, kuriuos liko, galbūt irgi galėčiau akcentuoti kai kurios dalykus, nes yra privalomi, būtini daiktai ar ne, kažkokie tai papildomi daiktai. Na ir pavyzdžiui, Ramūnai, tu pasiėmei ką nors savo švietimui, nes Antanas, tai žinau, pasiėmė prožektorių, ar ne? Ar turėsi kažkokią, pavyzdžiui, žvakę? Aš pasiėmiau žiebtuvėlį, galvodamas, kad rasiu kokią nors sauso šaką deglą ir su kažkuo pasidarysiu degalą greičiausiai. Kai tu slėpsies piramidai? Bet taip, labai geras pastebėjimas. Jo, tai vat, sakykime, čia dar vienas iš būdų, kur irgi užsukamas, nereikia kažkokių papildomų elementų, labai gerai, kad tu papildomus elementus prisidėjai, nes kiekvienas elektros prietaisas turėtų tą pasimti, tai vat, apšvietimas, alternatyva yra žvakės, niekados nepaves ir iš kitos pusės sušildys ir jeigu, kaip sako, Antanas yra tas tentas, žinai, tą jogos formą atsitupęs, tu gali netgi žvakę pasidėjęs kažkiek ir sušildyti. Plius, jeigu žvakė sudega, tu palieki, jinai sustingsta ir vėl veikia. Tai... Powerbankas irgi ganėtinai geras dalykas, nes ko gero visi savim turėsit mobiliosios telefonus ir jeigu be žemėlapio, kuris irgi yra pakankamai svarbus dalykas, bandysit naviguoti savo mobiliaisiais telefonus, jeigu veiks mobilusis ryšys ir bus internetas, Powerbankas bus tas dalykas, kurį turėsit pasikrauti. Čia yra tikrai ganėtinai svarbus dalykas, kurį tikrai rekomenduosim. Plus, man atrodo, tavo prožektoriukas pasikrauna nuo Powerbanko. Nuo Powerbanko, okei. Jep. Kitas dalykas, kuris irgi galėtų būti labai svarbus, na, ne pats svarbiausias dalykas, bet, na, sakykime, šiukšlių maišai. Yra labai patogu, jeigu yra drėgna. Mes galim kažkokius rūbus susidėti, susikrauti, sušlapo kažkas, ar ne, susidėjom atskiriam, į skyrelius kažkokius susidėti ir apskritai, na, tokie dalykai. Netgi karas nėra priežastis šiukšlinti miške, tai taip, visada susirinkti po savęs gali. Draugiškas, ekologijai, gamtai ir taip toliau. Jeigu jau imam maistą, na čia visa kita galbūt tokie platesni komentarai, jeigu jau imam maistą, jau planuojam įšildytis, na reikia visą laiką pagalvoti apie indą, ar ne? Sakykime, tas indas jau čia priklausomai nuo to, ką maistą paėmė. Man labai patiko, kad tu pasiėmei kaloringus riešutus, tai iš tikrųjų yra labai gerai. Aš apie kaloringumą žinau nemažai. Labai gerai, kad Ramūnas pasiėmė ir suvedė, ar ne, konservus su atidarytuvu, nes iš tikrųjų kažkas sako, kad kas 10 tai tikrai tas atidaro. Nulūžta ir visą kitą. Bet teoriškai konservus galime tiesiog vidų iššildyti, indę tiesiai. Jo, ištrauksim daiktus, turbūt kiekvieną dar pakomentuosim atskirai, bet iš principo, na, iš tokių galbūt svarbesnių daiktų ir dar priskirčiau ir dujų banilėlį, nes jis yra universalus dėl to, kad mes jį galim juo ne tik maistą šildyti, nedidelę patalpą pasišildyti, save pasišildyti ir, na, toks dujų banilėlis pilna apimtimi sukomplektuota štai su šitokia mini virtuvėlė galėtų šildyti savo, draugams, reikia būti bendruomeniškiams, netgi kažkokią patalpėlę arba patį žmogų gali sušildyti. Ar ne, prisukam, atsukam ir viskas veikia. Na, o visa kita, taip, tikrai kastuvas, plaktukas yra ganėtinai tokie papildomi dalykai. Kai ėmėte pinigus, smagu, kad pasidalinot, žinot, ko gerai yra smulkesnės kupiūros mažiau. Smulkesniam kupiūrom, jeigu tu prieisi, kaip ir sakai, prie vieno kažkokio posto, na, jis nerūko, ar ne, tas karys yra. Taip. Gali duoti
smulkesnio kupiūro, gal paisų smulkesnė, ar ne? Nes tau grąžos tai neduos, bet Jo, jo. Reikėjo monetas. Vienas iš variantų, aišku, įvertinant svorį, labai gera pastaba dėl svorio, nes ji irgi sveria. Smulkios kupiūros, kuprinį į skirtingas vietas, ne vienoje vietoje, tam, kad jeigu kažkas rado ilgą pirštis arba pametė netyčia, tu pametė viską iš karto. Tai reiškia, keliose vietose, gal netgi ir kišenėje kažkiek, vat, taip praktinis patarimas būtų toks. Iš būtinų daiktų, čia mes neturėjom iš tikrųjų pledo arba kažkokio tai miegmaišio, ar ne? Tas yra tikrai būtina, na, tektų improvizuoti. Vaistinėliai nebūna tos, kaip jinai, hipoterminė antklodė, kuri padeda apšviesti. Taip, gali būti improvizuotas dalykas iš tikrųjų. Vaistinėlė nukeliavo pas Ramūną, bet alternatyva buvo, nes buvo paimti vaistai. Tai tokie būtų komentarai iš šito. Ne, o dabar pabandykime išsikrauti krepšius ir pažiūrėti iš tikrųjų kiekvieną daiktą apkalbėti jūsų pasirinkimą. Na ką, turime abidvi išvykimo kuprinės, išvykimo krepšius iškrautus ant stalo. Čia yra Ramūno sudėti daiktai, čia yra Antano sudėti daiktai. Ir Antanas, žinau, buvo įsinešęs savo kuprinę, ar ne? Taip, patikima, husky. Aha, tai 45 litrų, pas Ramūną irgi tokio paties dydžio būna, paprastai jau tokio dydžio, tokio litražo, tai yra 40 ir daugiau litrų, kuprinės turi tokias papildomus užsegimus ir jeigu dedi į kuprinę, kuri turi kažkokius, sakykime, svorį, tai stengtis arčiau stuburo, sudėti sunkesnius daiktus ir tos kišenėlės irgi labai pravartu, pavyzdžiui, tokie dažnai naudojami kelionės metu arba kažkokį, įsivaizduokim, kamštis, didžiulis evakuacija, ar ne, reikia eiti, pavyzdžiui, tas nedidelis Antano pasimtas buteliukas vandens, jisai labai patogiai, kaip mačiau, tu ir įsidėjai iš karto į šoną. Įsidėjai į šoną yra labai patogu. Ir vanduo iš tikrųjų yra tas dalykas, kuris yra prie būtinų. Tai kas yra dabar, sakykime, su šitais, neturėjot galimybės rinktis, mažesni buteliukai, mažesnis vandens kiekis, bet jeigu turim atitinkamą vandens kiekį, žinot, civilinės saugos specialistai rekomenduoja bent 4 litrus vandens parai vienam žmogui. Ką tai reiškia? Tai reiškia bent 2 litrai vandens atsigerti ir bent 2 litrai higienai. Tai reiškia, vis tiek rankas reikės plautis, dantų šepetuką panaudoti, ar ne? Bet mažesni buteliukai leidžia krepšyje, tas visus tarpelius, paskirstant svorį, paskirstant visą kitą, yra geriau. Bet abudu pasirinkimai yra labai geri, nes tai yra būtini daiktai. Plius, kaip ir minėjot, su pinigais, dėl ko geriau mažesnė valiuta, jeigu pameti vieną buteliuką, tai dar yra kitų. Bet jeigu pameti didelį, tai realiai 2 litrų netekai. Alternatyva galėtų būti vandenį valančios tabletės arba vandens filtrai. Vėlgi maišelis su filtru, kur mes galim kažkokį vandenį išfiltruoti. Pavyzdžiui, Mariupolio apsupty Ukrainoje metu po 30 dienų žmonės geria vandenį iš radiatorių, nes kito vandens paprasčiausiai nebuvo, ar ne? Šilti rūbai mes juos turėjome iš anksto, ar ne? Batai yra irgi prie privalomų dalykų. Prie privalomų dalykų taip pat yra asmens dokumentai, jūs turėjot, ir pinigai, ar ne? Ir čia komentaras Antanas jau užsiminė, pinigai, kuo skiriasi šitas, aišku, vertė, ar ne? Bet štai, priejus, kai sutrinka sistema ir, tarkim, mes neturime kažkokios su 100 vertės, neturi žmogus grąžos. Tai kupiūros smulkesnės. Ir kitas dalykas, labai patogu išsikaišioti į kuprinę skirtingose vietose. Niekados nelaikykite vienoje vietoje, nes jeigu pamesite arba jums pavogs ar ne, mes viską vienu metu prarasit. Lygiai tas pats galioja ir dokumentams, ar ne? Prie taip pat būtinų daiktų, aišku, yra maistas. Abudu pasiėmėte konservus, yra labai gerai. Maistas, aišku, patogiausiai yra kaloringas. Prie kaloringo yra, aišku, riešutai ir čia Antano tikrai. Jo, vytinti visokie tokie reikaliukai, liktai ir vietos netaip daug užima. Kaloringas maistas suteikia energijos, neužima daug vietos ir irgi turbūt būtų kažkur tai kišenėliai, kažkur kur netoli, kur gali, žinai, užvalgyti ir kaip į vakarėlį ateidamas pasiemi savo ir draugui. Ir, žinai, su riešutais gali irgi kažkur tai, pabūti ir išdaryti. Taip pat prie svarbių daiktų yra apšvietimas. Ir čia aš šitoj pusėje, Ramūno pusėje pasigendu, bet Antanas štai pasiėmė šitokį prožektoriuką. Pasiėmė prožektoriuką, jis yra pakraunamas ir klausimas, kaip tu jį pakrautum, jeigu nebūtų alternatyvaus elektros šaltinio. Buvo ant stalo powerbankas. Jį reikėtų, matyti, paderinti, nes plus powerbankas būtų pravartus abiem, nes ko gero, taip, telefonai.
Bet turi būti tas didelis powerbankas, nežinau, tais mažyčiais, kur pakrauni vieną kartą telefoną ir viso gero. Bent jau 10 000 ten mAh, ten tas toks, nežinau, kad tie skaičiai sako visiems žiūrovams, bet tai yra didesnis ir kiekvienas šeimos narys gali tokį turėti. Ir aš net labai norėčiau paminėti, kas tikriausiai tas daiktus galbūt po šito video, tai jeigu po šio reportažo, jeigu rinksitės žibintuvėlis, imkite tos, kurie ant galvos užsideda, nes gaunat vieną laisvą ranką dar. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip sunku daryti pastogę ar kažką miške, kai turi laikyti žibintuvėlį dar. Jeigu turi vaikų, gerai, davėjai vaikui, jisai laiko. Bet visi tėvai žino, kaip vaikai šviečia žibintuvėlis. Kuprinę, kaip ir padangas, vairuotojai turėtų pasikeisti bent 2 kartus per metus. Dėl ko? Todėl, kad mes keičiam dėl sezono, ar ne? Tai tarkim, šilti labai rūbai kažkokie, galbūt vasarą mums šortus įsidėti, akinius nuo saulės, ar ne? Netgi toks dalykas, jeigu telpa pas tave į kuprinę, galbūt saulėtą dieną, tai bus tau patogu, ar ne? Galiojimo laikas, maisto galiojimo laikas, ar ne? Matom, galiojimo laikas eina į pabangą, na, toj kuprinė ir toj vietoj, kur visiems šeimos nariams žinoma yra sudėti, pavyzdžiui, sandėliuke, kažkur spintoj maistas, nu tai nėra jokios problemos. Nunešam į virtuvę ir žinot, šiandien bus Vištienos su ananasais. Taip, vištienos su ananasais, o po to iš parduotuvės atstatysiu atgal į tą rezervą. Tai 2 kartus per metus. Lapkritį, kai keičiam padangas ir balandį, kai keičiam padangas, kuprinę reikia peržiūrėti dėl galiojimo laiko, dėl vaistų galiojimo laiko, maistas ir aišku, pagal sezoną drabužiai ir visa kita. Pirmosios pagalbos rinkinys, aišku, galbūt netoks čia tikriausiai yra iš automobilio, ar ne? Automobiliai ir turėtų likti iš tikrųjų, nes galbūt tikrai evakuosit automobilių, turėkit savo asmeninį. Ir va tas alternatyva pirmosios pagalbos rinkinių, ar ne? Va yra Antano paimtos tabletės, čia tarp jų yra ir vitaminai, kiek man teko žiūrėti. Čia vėlgi, kaip į vakarėlį, sau ir draugui. Nuo skausmo, nuo viduriavimo, nuo sukietėjimo, nuo sutrištėjimo. Jo, pasiemi bintai, tvaršiai, turniketai. Taip. Ne tik turėti, bet ir mokėti jais naudotis. Tai yra labai svarbu. Turiu, bet nežinau, kur dėti. Kažkam duosiu, bet jeigu tau pačiam savarankiškai reikės uždėti, mokėti jo naudos. Kaukės gali apsaugoti nuo išorinės taršos, tarkim. Dūmai kažkokie, kietosios dalelės, kurios gali pakenkti, nes, pavyzdžiui, Astravo nelaimės atveju, mes gyvenam šalia, ar ne tokių nedraugiškos valstybės, kurie turi atominę elektrinę, netgi kažkokias kaukės respiratoriai apsaugotų nuo išorinės taršos, mūsų plaučius, mūsų kūną, ar ne? Tai yra prie būtinų dalykų. Dabar jeigu žiūrim, kojines irgi taip, mes galim turėti vandens, mes galim turėti daug pinigų, bet jeigu mes užšalsim, neturėsim šilto rūbo, šiltų kojinių, man labai patiko, kaip Antanai pasakai, tai yra labai svarbu, ar ne? Ką aš dar matau, abudu paėmėt radijo imtuvus ir tai yra superinis dalykas. Dabar dėl ko? Sutriko elektros tiekimas, sutriko mobilusis ryšys, kas irgi gali būti krizės arba karo metu. Neturim jokio ryšio su aplinka, sėdim kažkokiam Rusijai, galbūt miške ar ne. O čia yra duodami svarbus pranešimai, kad štai pasikeitė, pavyzdžiui, fronto kryptis ir nebebėgam į šiaurę, kaip jau pradėjom ir girdėjom prieš porą dienų. Jo, koks oras Kaune, ar ne? Karamūnas galbūt laidą šneka, ar ne? Taip, tai šitas yra labai svarbu. Bet visada, kaip ir žibintuvėlis, jeigu imam kažkokį elektros įrenginį, naudojant elektrą, visada reikia turėti su savimi, rezervą, tai yra elementai. Labai patiko tai, kad galvojat ne tik apie save ir apie artimuosius. Ramūnas iškart pagalvoja apie savo vaikus, ar ne? Atrodo toks nereikalingas ir iš tikrųjų tai yra iš papildomų dalykų, bet įsivaizduokit, jeigu reikia strese kažkur, kad ir tas 3 paras prabūti kažkokioje aplinkoje. iPadas išsikrauna greitai. Jo, tada ar knygelę vaikams pagal kiekvieno poreikius, ar ne, kiek turim vaikų, kokio amžiaus, galbūt reikia ir tą sauskelnę paimti, nes turim rezervinius turėti. Galbūt naminiai gyvūnai kažkokie bus, ar ne, šuo, kur irgi apie juos reikia maistą pagalvoti, bet artimiesiams nuraminti ir ypatingai vaikams yra labai svarbu. Ir artimųjų nuotraukos man patiko irgi Antanas, tikrai, matyt, kažkokią mano laidą buvus matęs ir matęs, kaip aš komentuoju. Artimųjų nuotraukos yra labai svarbu, nes kaip ir sakė, pasimetus, pasiklydus, įrenginiai išsikrovė ir jeigu tu esi fainas dailininkas, gali nupiešti, kaip atrodo savo artimus, fotorobotą, jo padaryti tai irgi, bet jeigu ne, fotonuotraukos yra tas dalykas, kuris padėtų šitoj nelaimė. Ir aš matau, kad mes praktiškai visus daiktus apkalbėjom, bet štai yra dar peilis ir dantų šepetukas ir šitie dalykai. Higiena irgi yra prie labai svarbių dalykų ir palaikyti higieną su tuo vandens kiekiu, irgi prasiplauti dantis. Arba, sako, kaip taupyti vandenį. Pavyzdžiui, kartais
į pirmosios pagalbos vaistinėlę galime įsidėti, žinot, per COVID, paskui mes visi sužinom, kas yra kaukės, kas yra respiratoriai, jau mūsų močiutės atskiria, kas yra FFP2, FFP3 ar ne, gali būti vienkartinės pirštinės. Ir štai, tarkim, turi morką, nori nusiskusti ir žinai būna po tokios oranžinės rankas, ar ne, tai su pirštinėm nusiskutai, nuėmė jas, tavo rankos yra švarios, tu nenaudoji vandenį, ar ne? Dezinfekcinio skysčio buteliuką galima. Dezinfekcinis irgi. Plius ugniai. Taip, jeigu kas spirituoto gali jo lengviau įkurti. Dar labai geras vandens taupimų, čia irgi, jeigu nežinojat kažkur kaime sode ar kai stovyklausit, jeigu buteliuką ne iki galo atsukat, truputį atsukat ir tada jisai laša tiesiog, o ne bėga. Tai kartais, kai rankas reikia nusiplauti, ant to vandens reikia tik šiek tiek, bet jeigu tu pili iš atsukto butelio, tai pusė bonkės išbėga. Tai higiena yra labai svarbu, irgi higienos elementas, plus alternatyvos užkurti, gal nėra pats geriausias popierius užkirimų, bet tikrai gali užkurti. Jeigu sausas, dega. Jo, ir tarp kitko įdomus dalykas, kad tai yra vienas labiausiai iššluojamų iš prekybos centrų dalykų, kai tik prasideda kažkokia krizė. Kartais žmonės sako, kad prasidės, tai susiruošiu tada, bet esmė, kad kai prasidės, kol kiti ruošis, tu jau galėsi važiuoti. Tai... Taip, tu jau būsi tas, kuris išvažiavęs. Taip, ir ko gero paličiau visus daiktus. Virvė. Labai man patiko jo irgi tavo pasakojimas, matos kažkokį išgyvenimo mokyklą arba asmeniškai esi praėjęs, Antanai, kažką, tai tikrai su virvė labai daug gerų dalykų. Ne mažiau kokius 3 metrus reikia turėti. Būna įvairių tų vadinamų parakordinių, tai yra, kur parašiutinės, kur parašiutai yra daromi. Būna tokios apyrankės. Tvirtos, jo, jos gali, pavyzdžiui, kokius 250 kg gali tempti ar nelaikyti. Tas komplektas peilis ir virvė yra labai universalus ir iš tikrųjų tą kažkokį improvizuotą, netgi kažkokią tai palapinę ar mėgojimą vietą miške. Jie teoriškai dar ir išorį kuprinės ten laikyti galima, tai nebūtina dėti vidų, nes jinai labai po ranka reikalinga tik nuo lietaus apsaugoti. Ir man patiko tas, kad tu dar gali ir tą beginklį priešą surišti, man tas irgi labai patiko. Degtukai. Irgi labai svarbu, degtukai arba žiebtuvėlis, taip, bet taip yra pastabų, jo, iš tikrųjų, kad gali ir sušlapti. Ratukas užstrikti. Ir jeigu busi tas pagrindinis ant laužavietės kurikas ir ilgai, gali ir pasibaigti. Ar ne? Degtukai nepasibaigs, šitie degtukai yra neperšlampami, irgi yra labai gerai. Na ir aišku, ugnies keltuvas irgi alternatyvus dalykas, tai yra iš tikrųjų, na, toks metalinis daiktas, į kurį mes brėžiam, visada išduos kibirkštį. Ir jeigu turėsime tokio tualetinio popieriaus, arba galų gale pinigai labai prastai dega, ne? Bet irgi galim pabandyti uždegti, jeigu mums nenaudosim ir kažkur tai nedėsim. Tai iš tikrųjų irgi labai gerai, kad paėmė. Aš galiu pasakyti, kad jūs iš tikrųjų esat šaunus ekspertai ir man buvo malonu iš tikrųjų klausytis, ant kiek jūs daug esate įsigildę, ant kiek jūs turite daug asmeninės patirties. Na, o tiems, kas nėra girdėję, kur galima visą tai pasiskaityti plačiau arba pamatyti, noriu visiems priminti, kad pasirinkimo ekstremaliosiams situacijoms interneto svetainė lt72.lt yra ta svetainė, kur rasit visos šitos patarimus, kuriuos šiandien dalinosi Antanas ir Ramūnas ir kuriuos girdėjote iš manęs. Ten yra visos rekomendacijos, svarbiausia informacija, kur galima susirasti pačius svarbiausius dalykus, norint pasirinkti šeimos planą, išvykimo kuprinę, krizėms ar kažkokiams kariniams situacijoms. Tai Donatai, aš, mūsų dalyviai ir labai tikiuosi, kad mūsų žiūrovai yra labai dėkingi už jūsų įžvalgas. Noriu iš karto pasakyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė iš tikrųjų dovanoja mūsų dalyviams šios nuostabius radio imtuvus, kurie labai sudomino ypatingai Ramūną. Ir dar Donatas turi irgi kažkokių tai dovanėlių nuo savęs, aš kaip suprantu, bet čia jūs gal pakomentuosit plačiau. Jo, tai čia kiekvienam yra į išvykimo krepšį galbūt ir priminimas ir galbūt tam tikra reklama, tai kiekvienas gausit po kepuraitę LT72 svetainė, čia yra civilinės gynybos ženklas, dažnai matom mes jį ant kolektyvinės apsaugos statinių, tai yra statiniai, kurie yra skirti gyventojų apsaugai, masinių nelaimių metu, ar ne? Aišku, kadangi atstovauju priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, jūs tikrai negalite išeiti iš tos laidos be autonominio dūmų detektorių, kuris turi būti pas kiekvieną namuose tam, kad įspėtų apie gaisrą arba gaisro pavojų. Na ir be jokios abejonės po puodelį ir šratinuką tam atsiminimui, kad dalyvavom kartu ir iš tikrųjų, jo, šratinukas iš tikrųjų išvykimo krepšį, o puodelis irgi bus labai geras dalykas ir dovanų nuo mūsų. Ačiū labai. Labai ačiū. Ačiū, Ramūnai. Ačiū. Mėly žiūrovai, su jumis buvo laida Planas dienai X. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitinkame kitose laidose.